Laidą pristato Sako, kad turime vieną seniausią ir garsiausią Kalnapilio alaus daryklą, tačiau mieliau pasigardžiuojame Švyturio alumi. Plačiau miestelio naujienas aptars Palitikių klubas. Klausyk, kolegė, kur jūs laikote savo santaupas? Santaupas? O kodėl tau parūpo? Pavogti nori? Nenoriu aš nieko pavogti, aš atlieku tyrimą, kur žmonės laiko pinigus ir kur saugiausia juos laikyti. Na, aš tai laikau kojinėje. Kur kojiniai? O kur kojinę laikai? Kojinės aš mūviu. Tas kojinės, kuriuose pinigai tu mūvi? Klausykit jūs, čia mano pinigai, kur noriu ten dedu, ir mano kojinės, kurias taip pat kur noriu ten ir dedu. Ar aišku? Na žinoma, aišku, aiškiau ir nebūna. Aš tik norėjau pasidalinti naujus sparčiai populiarėjančių būdų pinigams laikyti. Kokiugi? Pinigų laikymas stiklainėje. Kaip uogienės visi laiko stiklainėje, tai dabar žmonės stiklainiuose laiko pinigus. Nei pelėlys, nesugrauš, nesupelys. Fantastika, patikimiausias būdas. Ką jis tikrai toks patikimas? Na, beveik. Ne visai, bet beveik. O iš kur tu apie jį sužinojai? Na, iš policijos suvestinių. Iš ko? Iš policijos suvestinių. Paskutiniu metu labai padaugėjo pranešimų apie tai, kad žmonėms dingsta stiklainiai su pinigais. Stiklainiai su pinigais? Taip, anksčiau žmonės stiklainiuose laikė uogienės. O dabar, kadangi nebeturi sodų, nebeturi uogienių, tai stiklainius laiko pinigus. Tai nebeturi sodų, o tai iš kur gauna dabar pinigų? Na, matai, ten senolė, pavyzdžiui, 8000 litų tai sustaupiusi buvo. Ot, kvaila moterytė, kodėl nelaikė banke? Banke? Aš jau tavęs buvau paklausius. Savo pinigus jūsų Snoro banke laikiau. Žinai, kur dabar mano pinigai? Na kur? Kur? Na, tiesiog nebėr. Išgarau kaip kamparas, buvo ir pražuvo, va taip. Bet gal stiklainį ir saugu, klausyk, a? Jei kas pavogs, pasiskūsi policijai, policija ir suras. Atiduos, atneš ant lėkštutės su mėlynais pakraštėliais. Iš banko tai nebeatgausi, o policija gali surast. Klausyk, gal turi kokią atliekamą stiklainį? O kam tau reikia? Uogienę virsiu.